plačių briedinių diržų kulšis surakinės, mergaitės ir nuotakos palaidomis kasomis sviravo, o žmonos ir našlės baltais nuometais galvas rutuliojo, rašė Simonas Daukantas apie kunigaikščių valdomą Lietuvą. Šis paveikslas dar ir šiandien ne vienam kelia senųjų pagoniškų laikų nostalgiją. Bet atidengę laiko uždangą blaiviai pažvelkime, kaip atrodė 13 amžiaus Lietuva krikščioniškosios Europos kontekste. Tuo metu, kai pasaulis žymėjo 1200 metus nuo Kristaus gimimo, Europa ėjo renesansą. 1219 metais, darant taiką su Voluinės kunigaikštyste, Lietuvai atstovavo 21 kunigaikštis. 5 iš jų buvo vyresni ir tarp jų Mindaugas. Nesunku suprasti, kokios rietenos dėl žemių ir valdžios smukdė šį susiskaldžiusi pagonišką kraštą. Karingumu lietuviai galėjo pasigirti. Buvo sakoma, kad lietuvis karys tik 2 kartus išlipa iš pelno, kai reikia ant žirgo pasodinti moterį ir pakelti mūšyje sužeistą draugą. Bet vien karingumo maža. Civilizuota Europa, daraštę pagonišką Lietuvą laikė laukinių kraštų ir tai nuolat pabrėždavo tarptautinių santykių arenoje. Kunigaikštis Mindaugas buvo pirmasis, kuris ryžosi suvienyti Lietuvą. Lietuvos istorijoje pasakyta tik tiek, kad jis turėjo būti galingas kunigaikštis, kurio vardo neišsaugojo beraštė pagoniška tauta. Savo vaizduotėje mes galime tave, kunigaikšti Mindaugai, laikyti jūros ir žemės sūnumi, Žilvino ir eglės ainių, nes tu iš legendų ateini, kaip reikėjo tavęs tėvynei, kaip kančios tavosios ir žygių Lietuvai reikėjo. Kažkada atsistojusi tarp Nemuno, Neries ir Merkio ir ištarusi lemtingus žodžius. Aš pastatysiu Lietuvą, sukūrusiu ją iš ugnies, iš molio ir vandens. Bet leidžia visagalis jam kaltes, jei kartais ir klūpo, nešdamas tėvynę per liūtis ir gruodą. Pagonybė, graži pasaka, bet žmogus ir tauta išauga iš pasakų kaip iš vaikiškų marškinėlių. Kelias į kultūrą ir civilizaciją tik per krikščionybę. Mindaugas buvo pirmasis kunigaikštis, kuris tai supranta. Tik jūs akli nematot, prie tų pilių pilaičių prisirišę. Kalba Lietuvos valdovas apie Dievą, vieną, todėl didį ir visagalį. 1251 metais Mindaugas priėmė katalikybę. Pasikrikštijo pats, pakrikštijo savo žmoną Mortą, sūnus Ruklį ir Rupeikį, o taip pat giminės, artimuosius dvariškius. Pirmasis žingsnis į Europos kultūrą buvo žengtas. Kas per stebuklai būtų tai? Suskambo ten giesmė tada, dar niekad jo neišgirsta, smagiai jos garsas nuaidėjo, nors dar suprasti negalėjo, kad Dievo garbei visa tai, kas pasigirdo jam tą rytą. Džiugiai nustebęs jis regėjo, kaip ėmė kunigas tvėrėja tą viešpatį visatos didį, netrukus matė jis ir tuos, kurie ten buvo, kaip jie ėjo, priimti pamaldžiai tvėrėja iš rankos kunigo po vieną. Lietuviui buvo tai naujiena, jis juto permainą širdį. Šventos trejybės paremta, dangaus valdovo paskirta, gimdytoja ir žmogaus ir Dievo motina dangaus. Marija, mūsų štabtą sūnų, tegul Dievovė žemėj būna, o sielai amžina palaima. 3 metais Mindaugo rūpesčių įsteigta Lietuvos vyskupija, kuri tiesiogiai buvo pavaldi Romos popiežiui
Inocentui IV. Pirmuoju Lietuvos vyskupu buvo pašventintas kunigas Kristijonas. Tais pačiais metais Liepos 6 dieną kunigaikštis Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Tai buvo padėtas Lietuvos valstybingumo pagrindas, padėtas šimtmečiams. Į dvariškių priekaištus, kad jis pasirinko svetimą dievą, Mindaugas atsako: Man jis patinka, nes ant jo galvos taipogi karūna, taip pat kančia, štai jam ir šonas pervertas. Žinau, kad atsiras toksai, kurs vieną dieną ir mano širdį pervers. Bet ir tąsyk jūs tematysit šypseną ir džiaugsmą ant mano lūpų, nes ant jų plevens vienintelis ir teisingiausias žodis. Ar mokate tą žodį? Sąvokos. Karalius karūna. Kas tai? Laimė, kančia, garbė, nupuolimas? Tai atsako į šį klausimą kunigaikštis Mindaugas, poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Taip, aš buvau laimingas, kaip žmogus, kurs pagaliau pasiekė savo tikslą. Aš ji ne savo, ar man ji reikalinga, juk ne ant mano ją galvos uždėjo, ant Lietuvos galvos, ant Lietuvos. Pabūkime baltaisiais metraštininkais, kad šiandien skambanti tiesa apie karaliaus Mindaugo didybę, eidama per šimtmečius, vėl melu nebūtų paversta. Pabūkime baltaisiais metraštininkais ir širdyje pasimelskime už kunigaikštį Mindaugą, nes amžinybė neturi senaties. Pabūkime baltaisiais metraštininkais ir kartu su poetu Bernardu Brazdžioniu pasvajokime apie ateities Lietuvą. Lietuvos laukai pramonėmis darželiais ir auksinių kviečių biržėm papuošti, jūsų kraujo lygus, jūsų pievos žalios, šaltinėliai jūsų skaidrūs ir šiandien. Lietuvos laukai, kaip žydai ir laivykas, nuo šešupės lyg dubysas, liks valiau. Jūs, artojo džiaugsmas buvo, džiaugsmas liko, pažadais tuščiais, jo nieks nesuviliojo. Pažadų tuščių, nei svėlių, nei kukalių, neaugins vaikams vienų tėvų dirba, tremtinių, vergų, vargų pakels į dalį ir po gruodo, po žemų vėl bus gyva. Lietuvos laukai lietuviui nežaliavo, Lietuvos laukai lietuviui nežydės ir milžinkapiai viršūnė aukšto klevo, kur išaugo iš senųjų mūsų širdies. Tik lietuviai oš, kaip amžiais ošė, tik vaikams jo žalia laimės lapą. Amžių tėve, iš dausų pilies aukštosios, laimės mūsų Lietuvos laukų žemės. Jo.